Kai jaunoji Kėžių kaimo gyventoja Ingrida Kraštytė dar tik mokėsi pardavėjo profesijos Kupiškio miesto žemės ūkio mokykloje, ten pat gretimai ir statybininkų mokėsi toks vienas vaikinas Usūrinis, kurio pati Ingrida tikrai labai neapkentė. Taigi tam mokiniui Usūriniui būnant jau 3 kurse, vieną niūrią ir tamsią vėlyvo rudens popietę jam ir jo klasiokams vyko mokykloje informatikos pamoka. Ją vedė tokia jauna mokytoja moteris. Jei dėl kažko pasidarius bloga, ar dėl šiaip kokios kitos priežasties išėjus netikėtai iš klasės, tuoj pat tarp klasiokų vaikinų įvyko sujudimas, nes visi puolė daryti nebe tai, kas buvo užduota mokytojos, o visokius uždraustus mokiniams dalykus. Usūrinis prie vieno kompiuteriu sėdėjo, dėja ne su kuo kitu, o su vienu didžiausių klasės chuliganų, šlykščiuoju Marieku, kuris iš savo savanaudiškumo buvo vienas užgrobęs, uzurpavęs visą prieigos prie interneto galimybę. Vargšui Usūriniui beveik neleido net pirštų klaviatūros paliesti. Pasižiūrėjęs, ką kiti jo klasiokai veikė, kad jie slapta nuo mokytojos žiūri per internetą porno filmukus, Mariekas irgi tuojau suskato per savąjį kompiuterį, Google paieškoje vesti nešvankius raktinius žodžius ir tų nufilmuotų sekso vaizdų irgi paieškoti. Bet tokios pramogos netrukus tuoj baigėsi, kai tik atgal į šią klasę vėl įžengė toji informatikos mokytoja. 2004 metų lapkritis štai kaip galėjo atrodyti šis ekspromtu kilęs, grubus ir komiškas vėlyvo 2004 metų rudens 3-kursių vaikinų pokalbis informatikos pamokoje, kai tik mokytoja užvėrė klasės duris. Laikas 2004 metų lapkritis, tamsi popietė. Vieta - Kupiškio žemės ūkio mokykla, informatikos kabinetas. Kineskopiniai monitoriai, ūžiantys sisteminiai blokai ir lėtas, cypiantis internetas. Mokytoja, prilaikydama ranką kaktą, atsistoja nuo kėdės. Mokytoja, vaikinai, man labai spaudžia galvą nuo tų monitorių mirgėjimo. Nueisiu iki seselės apačioje tabletės citramono. Sėdėkit ramiai, darykit Excel lentelės, kurias užrašiau ant lentos. Kad grįžusi raščiau baigtas. Mokytoja išeina ir uždaro duris. Klasėje sekundę vyrauja tyla, o tada pasigirsta kėdžių stumdymo garsas, klasiokas iš galo, vardu Zekas, rėkia, seniai išeitis yra. Laisvė. Metam tuos Excelius, velniop. Kitas klasiokas Šakas, žiūrėkit, ką radau, ateikit čia greičiau, kol negrįžo. Prie vieno kompiuterio priešais langų sėdi Usūrinis ir šlykštusis Mariekas, du absoliutus nedraugai. Usūrinis bando pasiekti pelę, bet Mariekas stipriu judesiu pastumė jo ranką į šalį. Mariekas, patrauk nagus, Usūrinį. Negadink vaizdo. Čia mano aparatas šiandien. Žiūrėk į ekraną ir džiaukis, kad išvis leidžiu šalia sėdėt. Šį kartą jokios savo valios neturi, nei dirbti su lentelėmis, nei į internetą landžioti. Jau žinau, ko ir kur tu čia sieki. Nieko nebus. Vėl norėjai lysti į tą savo puslapį, youtube.com kitas iki, kai mane šalia nebus, kai čia sėdėsi vienas, tik tada jau laisvai galėsi ant tų 4 airių rokmenų savo akis varvinti. Ha, vertigo, blet. Usūrinis susiraukęs nepatenkintas, Mariekai, apsiramink, taigi pamoka vyksta. Duok bent vieną stulpelį įrašyt, gausiu 2 per tave. Ir šiaip, ko tu čia stumdaisi, chuliganetu? Mariekas žvengia, kokį dar 2 tu asilę? Tu pažiūrėk, ką kiti daro. Zekas su vaideliu ten jau raudonuoja prie galinio kompo. Kas ten pas jūs pakanai? Zekas iš galo, tyliai juokėsi, atsisukęs, seni, čia tokie dalykai. Įsijungiam puslapį, kur nemokamai nuotraukas rodo. Tik lėtai krauna po vieną eilutę iš viršaus į apačią. Mariekas išpūtęs akis, ką? Rimtai? Porno varot? Nušakės, o mes čia su Usūriniu kaip durniai į tuos pilkus langelius žiūrim. Traukis Usūrinė, sakau, dabar bus reikalų. Tuoj bobų paieškosim. Usūrinis, Mariekai, baig, gi suseks per serverį. Žinai, kokia ta mokytoja, tuoj direktoriui priduos. Duok man klaviatūrą. Mariekas piktai sušunka, užsičiauk, Usūrinį, arba gausi į ausį. Koks dar serveris, kaimieti tu?
Nieko jie nesupranta. Mariekas grubiai perima visą kontrolę, atsiremia abiem chuligano rankom į stalą, užgrobia pelę ir atidaro Internet Explorer. Naršyklė lėtai kraunasi. Jis atsidaro Google. Mariekas bando rašyti, taip kaip čia dabar parašius. Usūrinį, angliškai rašyt ar lietuviškai? Kaip ten tie žodžiai? Usūrinis nusisukęs sumurma, nežinau aš ir žinot nenoriu. Vilma iš vyrėjų grupės pamatytų, su kuo aš drauge vienoj klasėje sėdžiu, turbūt pasibaisėtų. Ir taip sunkiai savo draugystę su jie išlaikau, o dar tu čia su savo nesąmonėm mano smegenis tuščiai knisi. Mariekas, mažiau tu apie tą pirmą kursę Vilma galvok, ji vis tiek jau greitai nebebus daugiau tavo. Žiūrėk, čia. Vedam. Sek video free. O, žiūrėk, išmetė kažką. Spaudžiam. Kompiuterio procesorius pradeda garsiai ūžti, monitorius sublyksi. Mariekas įsitempęs su net nutysusia iš burnos eilė žiūri į ekraną, klasiokai aplinkui pradeda krizenti ir bėgioti nuo vieno kompiuterio prie kito. Mariekas, krauk greičiau, tu laužia. Lapkričio tamsa po truputį jau kaupėsi už lango, laukia jau tamsėja, pats tas metas. O, žiūrėk, kraunasi paveiksliukas. Usūrinį, žiūrėk, kokia blondinė. Ir dar su nuskustu pilnai bebriukų. Usūrinis nors ir pyksta, bet viena akimi žvilgteli į ekraną, numatau. Bet taigi čia tik reklama kažkokia. Mariekai, spausk X viršutinėme ekrano kampe, mokytojos žingsniai koridoriuje jau girdisi. Mariekas, nemyškiai kelnes nespėjo dar grįžti. Duok pažiūrėt, kas čia toliau. O, paleido filmuką. Tik kvadratėliais viskas eina. Staiga koridoriuje pasigirsta garsus kulniukų skambesys. Klasėje kyla panika, klasiokas Filipas prie durų, ateina. Ateina, gesinkit viską. Klasėje kyla triukšmas. Klasiokai šoka atgal į savo vietas, kėdės trankosi į stalus. Mariekas pasiutęs spaudinėja pelę, šūdas, pakibo. Usūrinį, pakibo kompas, neišsijungia langas. Spausk tu tą mygtuką ant dėžės, greičiau. Usūrinis, įsigandęs, pats prisidirbai, pats ir jung. Aš neliesiu. Pats juk prisidirbai, chuligane. Durų rankena pajuda. Mariekas iš visos jėgos tvoja per kompiuterio reset mygtuką. Ekranas akimirksniu užgesta, o procesorius pradeda iš naujo garsiai pypsėti. Tuo pačiu momentu pro duris įžengė informatikos mokytoja, rankoje laikydama stiklinę vandens. Mokytoja griežtai nužvelgia klasę, na kas čia per triukšmas. Kodėl pas jūs, Mariekai, kompiuteris persikrovė? Ką jūs ten veikėte? Mariekas akimirksniu pakeitęs toną, šypsosi angelėlio veidu, vui mokytoja, žinokit, Usūrinis netyčia koja laidą užkabino po stalu, o tas ir išlėkė iš savojo lizdo. Mes čia taip stropiai tą lentelę pildėm, taip stengiamės, o dabar viskas įsitrynė. Usūrini, nu kaip tu taip neatsargiai? Usūrinis iš raudonumo vos netardama žodžio, piktai žiūri į Marieką, aš neužkabinau. Mokytoja atsidūsta, tie statybininkai. Nieko nesugeba saugiai padaryti. Usūrini, sėskis 50 cm toliau nuo to stalo. Mariekai, įjunk iš naujo ir darykit viską nuo pradžių. Mariekas po stalu tyliai krizena ir rodo Usūriniui špygą. Eilinį kartą. O Usūrinis nusisuka į langą, kur jau beveik visiškai sutemo, ir tyliai keikia tą dieną, kai įstojo į šią mokyklą.